aš jau esu pasitepus ir tada aš imu bet kokį lūpų balzamą, šiandien yra Carmex ir tiesiog sudrėkinu lūpas. Antras žingsnis visuomet mano makiaže yra makiažo pagrindas. Dabar aš testuoju Art Deco firmos High Definition Foundation makiažo pagrindą ir mano spalva yra 04. Šiaip tai nėra ilgai išliekantis makiažo pagrindas, jis neišsilaiko 12 valandų ir daugiau, bet kažkur iki 8 valandų tikrai gerai išsilaiko. Ir man jis labai patinka, nes jo iš tikrųjų nesimato ant odos. Ir naudoju maždaug va tiek man, gal šiek tiek, va tiek man užteks. Iš pradžių tiesiog su pirštu užtepu tiek, kiek man atrodo reikia. Ir tada jau imu šepetėlį, naudoju visą laiką jau metus iš Crown Brush. Tokiais judesiais bandau padaryti savo veidą gražesnį. Glasses, thermostat, sexy balls, a pussy star. Let me show you my paradise. Strawberry and champagne, lick your eyes with blackjack. Toliau aš pereinu prie maskuoklio, dabar naudoju Rimmel London Wake Me Up. Spalva yra 010 Ivory. Šiek tiek po tiesiog sparkių zonui užtepu. Ant nosies ir dar ant spuogelio irgi šiek tiek, bet nedaug. O toliau tiesiog su Crown Brush šepetėliu viską tai išskaidau. Oda linkusi blizgėti, todėl būtinai užtvirtinu makiažo pagrindą kokią nors kompaktinę pudrą. Ir dabar tai yra Pupos Like a Doll kompaktinė pudrytė. Bronzeris ir tai yra Too Faced Chocolate Soleil, kurį pirkau prieš 2 metus ir vis dar negaliu jo sunaudoti, nors naudoju kiekvieną dieną, absoliučiai kiekvieną dieną. Tuomet pereinam prie antakių ir šiandien antakiams paryškinti naudosiu Catrice antakių pieštuką. Tuomet naudoju Essence Make Me Brow antakių tušą ir užpildau tarpelius, kurie liko, pavyzdžiui, antakio, kur yra pradžia. Tai ten pas mane trūksta šiek tiek plaukelį, tai užpildysiu su šiuo tušu. Dabar žiūriu į veidrodį ir matau, kad aš esu visai patenkinta savo antakiais ir tada judu prie akių šešėlių ir šiandien naudosiu Maybelline Color Tattoo. Tai yra matinė serija, spalva yra Creamy Beige 98. Nėra jokių blizgučių, tai yra visiškai matiniai šešėliai, kurie laikosi stebuklingai gerai. Tiesiog ant piršto kažkiek užsitepu ir tada tiesiog paprastai. Taip pat su plonu šepeteliu Real Techniques paimu šiek tiek šešėlio ir braižau čia tokią liniją. Imu savo bronzerį ant šepetėlio ir tiesiog paryškinu voko raukšlę.
čia juodą paprastą pieštuką Maybelline ir pabandysiu nupiešti akių pravedimą. Iš pradžių pieštuku, o vėliau paaiškinsiu jau skystų pravedimu. Taigi pradėsim nuo pieštuko. Tai iš tikrųjų užtrunka man bent jau kelias minutės, tad negalvokit, kad man čia labai gerai sekasi ir aš taip per 20 sekundžių viską padažau, ne? Ir dabar antra akytė. O dabar šiek tiek visai nedaug paaiškinsiu čia pieštuku irgi tuo pačiu. Ir dabar paskutinis ir pats sudėtingiausias žingsnis, tai yra skystas akių pravedimas. Naudoju paprastą iš Essence. Palinkėkit man sėkmės, prašau. Prašau. Ir dabar kita pusė. Ir paskutinis žingsnis akių makiaže yra tušas. Šį pirmą kartą dabar bandau šį tušą, kuris vadinasi Instant Extensions Mascara iš Oriflame ir man jis, sakyčiau, labai netgi patinka, žinokit. Na, o dabar linksmiausia dalis tai bus lubos. Iš pradžių pabandysiu paaiškinti lūpų kontūrą su gouache pieštuku ir tada jau bandysiu Art Deco firmos lūpdažį, kurios spalva yra beje 25A. Ir dabar tiesiog lūpdažį. Makiažas mano baigtas, taigi matot, gavosi labai ryškios sodros lūpos, kuris puikiai tinka rudenį, bent jau mano manymu. My love attracts.